Labą dieną, šiandien su jumis aš Dalia Rukienė ir mūsų video laida A-medicina. Kaip ir visada, kalbinu įdomius žmonės, išskirtinius žmonės Lietuvoje ir vienus didžiausių savo srities specialistų. Šiandien kalbinu mokslo daktarę, kineziterapeutę, gerbiamą Brigitą Zachovajevienę. Labą dieną, Brigita. Labai ačiū, kad sutikot pokalbiui, nes turiu tikrai tokių klausimų, kurie domina mūsų žmonės. Ir vienas iš jų pats pirmas, kaip mūsų gyvenimo būdas, ypač sėdėjimas prie kompiuterio, kas jau kaip ir yra kasdienybė, veikia mūsų raumenis ir apskritai mūsų laikyseną. Vienareikšmiškai mūsų kūnas, mes gimstam judėti. Ir taip kaip ir gimsta naujagimis ir ištisai juda, jeigu pasižiūrėtumėm sveikai gimusi naujagimį, kuris nemiega, jis ištisai juda. Ir aišku, pradžioj tie judesiai yra nekoordinuoti, jie neturi stabilizacinių taškų, jie sakykime, yra tokie padriki. Tai vystantis, brestant smegenim, vaiko judesiai palaipsniui pradeda darytis susiję su stabilizacija, susiję su koordinuotais, tiksliniais judesiais. Dėl to mes gyvenimo eigoje mūsų kūnas nėra pritaikytas, galbūt taip galima drąsiai pasakyti, nėra pritaikytas būti vien tik tai statinėje padėtyje. Aišku, šiai dienai tai neįmanoma pasakyti žmogui, kad tu negali sėdėti arba tas sėdėjimas turėtų būti labai, kaip čia pasakyti, kontroliuojamas. Arba dabar atsiradę daug naujų idėjų ir inovacinių, komercinių, sakykime, ar ne, ir stalai kilnojasi, kada tu darbo vietoj kėdės specifinės ir balno formos, ir aukščiai, ir išlinkimai, ir tai dirba bioinžinieriai, kurie tą galvoja, ir tai yra, aišku, tai yra judėjimas į priekį. Bet aš manau, kad kai manęs, pavyzdžiui, labai dažnai klausia, kokią kėdę išsirinkti, kokį stalą, kokią kėdę išsirinkti, tai aš sakau, nei kėdė, nei stalas nėra kažkas tai tokio, kas turėtų turėti kažką ypatumo. Ypatumas yra tame, kad mes patys turim laisvų nuo darbo metu, jeigu mano darbo profilis yra sėdimas. Mes turim tą kūną ruošti tam sėdėjimui. Tai yra, mes turim daryti tam tikrus specialius pratimus, mes turim lavinti savo kūną, kad pats sėdėjimas kaip procesas nesukeltų tam tikrų liekamųjų reiškinių. Ir jeigu apskritai analizuoti patį sėdėjimą, kame yra, sakykime, galbūt žodis blogai nelabai tinka, bet tiesiog kokie minusai sėdėjimo. Tai yra, aišku, pirmiausia, tai yra kompresija stubure, ypatingai juosmeninėje stuburo dalyje. Jeigu mes pasižiūrėtumėm stuburo išvaržų, ar ne, visą tą epidemiją, paplitimą arba lokalizaciją, tai 95% stuburo išvaržų yra juosmeninėje stuburo dalyje. Tai yra toje vietoje, kuri daugiausiai gauna kompresijos, kada mes sėdim. Likę 5% yra mūsų kaklinė stuburo dalis. Ir vėlgi nuo atramos ploto, nuo mūsų sėdėjimo, tai yra nuo dubens padėties, toliau priklauso visa likusi stuburo dalis, o kaklinė dalis yra mūsų dalis stuburo. Tai jeigu mes turim kažkokį tai neteisingą atraminį sėdėjimą, tai yra dubuo, juosmeninė dalis netaisyklingoje padėty, visada bus problema ir kakle. Tai čia labai plati tema, apie ką galim kalbėti, bet jeigu aš žinau, kad mano darbo pobūdis yra sėdimas, reiškia, aš turiu žinoti, kad kiekvieną dieną mano dienotvarkiai turi būti įtraukta 1–1,5 treniruočių. Tai yra lavinimo, tai yra kūno stabilizavimo, sistemos aktyvinimo, tai yra dinaminių judesių lavinimo, treniravimo, nes mūsų kūnas nėra sukurtas tokį ilgą laiką būti statikoje. Jau nekalbu apie tą normalią darbo dieną 8 valandas, kai dauguma iš jų tikrai ne 8, bet ir 10, 12 ir 14 valandų praleidžia sėdimoje padėtyje. O sakykime, dabar užsiminė apie tas pačias kėdes, stalus, jie palengvina, verta juos turėti, prisitaikyti?
Negaliu pasakyti griežtai taip ir negaliu griežtai paneigti. Tai yra pirmiausiai labai priklauso nuo mūsų pačių, taip, žinoma, pagal visas rekomendacijas, ar ne, sveikatos rekomendacijas, kad tu ten kas 45 minutės turi padaryti ten pajudėjimą, tu turi taip gyvenime kasdieniai, tai yra teorija. Bet žinoma, teorija be praktikos negali būti, bet tos kėdės mums būtų ir stalai galbūt palengvintų prailginti tą laiko tarpą, ne 45 minutės, bet sakykime, 1,5 valandos ir padaryti pajudėjimą. Tai tiek, aišku, ergonomiškumas atsižvelgiant į pačią dubens padėtį, į sėdimųjų kaulų padėtį, kurioje į juosmeninės dalies palaikymą lordozės padėtyje. Taip, tai yra tam tikri, kaip čia pasakyti, palengvinančios priemonės, bet realiai jos neišsprendžia problemos. Tai nesudaro sąlygų arba galimybių sėdėti 12-14 valandų, jeigu mes turim super gerą kėdę. Supratau, na, dėja, norėjosi išgirsti kitaip, bet realybė kitokia. O ar yra apskritai žmonių, kurie neturi stubure išvaržų? Ar tai būna, sakysim, 40 virš jau ir, nėra, pas tą žmogų visiškai sveikas stuburas? Ar taip teko susidurti? Manau, kad iki mūsų arba pas mus nepatenka visiškai sveiki žmonės. Tai yra vienas, bet jeigu taip žiūrėti bendrai statistiškai, aišku, niekas ir sveiko žmogaus, kuris nejaučia jokių simptomų, pavyzdžiui, aš visiškai neturiu jokių stuburo problemų. Kliniškai. Bet aš nežinau, jeigu padarius magnetinį rezonansą, ar aš nerasiu kažkokių kompresinių sindromų juosmeninėje dalyje. Bendrai, tokiam bendram suvokimui, kaip suprasti, kaip formuojasi išvarža, ar ne? Tai amerikonai turi labai gerą tokį aprašymą, populistinį literatūroje aprašymą, kas tai yra stuburo išvarža, tai yra hamburgerio sindromas. Hamburgerio sindromas, tai reiškia, taip, jie taip jį pavadino, labai amerikoniškai, taip, bet paaiškinimas toks tikrai labai tinkantis tam apibūdinimai. Tai yra, kai mes kandam iš vienos pusės tą hamburgerį ir jeigu iš kitos pusės neprilaikom, arba kandant neprilaikom čia, visas turinys lekia atgal. Lygiai tas pats vyksta ir pas mus diske, kai mes judam. Tai yra, jeigu aš lenkiuosi į priekį, tai jėgos, kurios veikia lenkiantis į priekį, sudaro spaudimą slankstelio kūno priekinėje pusėje ir disko branduolys slenka atgal. Jisai tiesiog biomechaniškai tą judesį atlieka, jis juda atgal. Jeigu aš lenkiuosi į priekį ir sukuosi į vieną pusę, disko branduolys važiuoja atgal ir įstrižai. Čia suvokimai labai įdomu arba labai gerai žinoti tą anatomiją, apie kurią aš tuoj pat papasakosiu, bet pabaigiant apie hamburgerį. Tai yra normaliai fiziologiškai mums judant, disko branduolys juda. Kas neleidžia jam išsiveržti? Jam neleidžia išsiveržti skaidulinis žiedas, kuris yra vienas iš tarpslankstelinio disko sudedamųjų dalių. Kaip įdomiai organizmą ar žmogų kažkas sukūrė, apgalvodamas absoliučiai viską, net ir tame tarpe skaidulinį žiedą, žmogus sukurtas yra taip, kad jisai turi labai daug sluoksnių. Įsivaizduokit kaip tvora, ar ne? Plona tvora, bet jinai turi labai daug sluoksnių. Ir toje tvoroje yra skirtingai išsidėsčiusios skaidulų kryptys. Vienas sluoksnis taip, kitas sluoksnis taip, trečias sluoksnis taip, ketvirtas sluoksnis taip. Tai yra, sudaro tokį tankų apsauginį sluoksnį, kad tam disko branduoliui fiziologiškai judant neleidžia jam pasiekti periferijos, išsiveržti ir spausti nugaros smegenų arba spausti periferinių nervų išeinančių nervų šaknelių. Tai yra tokia, taip sukurtas žmogus. Bet kas padaro taip, kad kodėl tas skaidulinis žiedas sutrūksta? Kodėl? Kas? Tai yra pirmiausiai ergonominės padėtys arba imkim pačią pradžią, sakykim, mūsų vystymasis.
Dėl to aš labai dažnai sakau tėvam, kad jauniem tėvam, kada gimsta pasaulio stebuklas pas juos, kad jūs tuos metus laiko turite taip investuoti į tą vaiką. Investuoti ne rūbais, ne vežimėliais, ne buteliukais, bet investuoti į specialisto apžiūrą vertinant, ar vaikas vystosi normaliai. Jau pirmais metais. Patys pirmi metai yra tie metai, kuriuos mes sukūrėm, va čia yra bazė visam likusiam mūsų gyvenimui. Tai yra, jeigu vystymosi metu iki metų. Nes vystymasis mūsų kabutėse, taip sąlyginai galima pasakyti, vystymasis baigėsi tada, kada mes atsistojom. Aišku, jis nesibaigė, jis toliau tęsiasi, bet va tie pirmieji metai, 14 mėnesių, pirmųjų yra patys svarbiausi tolimesniam mūsų funkcionavime. Kaip įsijungia raumenys, kurie stabilizuoja dubenį, kaip įsijungia raumenys, kurie stabilizuoja kaklą, kurie stabilizuoja visą mūsų stuburą, tai yra pirmieji metai. Pirmieji 12-14 mėnesių, nes nuo to ontogenezės vystymėsi, kaip mūsų smegenų brendimo metu susiformavo tie judesio stereotipai, tie stabilizaciniai mechanizmai, tą mes toliau turėsim visą likusį gyvenimą. Tai vat tie skaiduliniai žiedai, kurie gali įplyšti, įtrūkti dėl to, kad pavyzdžiui kūdikis yra nešiojamas nešyklėse, nes tai yra baisinė spaudimo jėga. Jogi raumenys nelaiko būti vertikalioj dar padėty nepasiruošę, o tas lėliukas yra pasodintas pakabintas ant dubens, kojos kabo, pakabintas, jis jokių būdų negalės išlaikyti įsiklingos padėtį. Taip, o gravitacinių jėgų veikimas pirmiausiai ką daro. Toliau vaiko sodinimas, kada dar vaikas pats neatsisėda, neparuoštas. Vaiko, sakykime, statymas ir vedžiojimas, kada dar pats vaikas. Tai tik pirmieji va tokie akcentai. Jau toliau nekalba apie visus kitus dalykus. Tai yra aktyvumas pačių tėvų, kada vaikas yra 3, 5, 10, 12 metų. Viskas prasideda nuo šeimos. Tai vienas. Antras labai momentas tai yra, sakykime, ta visa motorinė bazė, kuri tą skaidulinį žiedą maitina ir mūsų tarpslankstelinis diskas yra ne kas kita kaip beveik 78% vandens. To pačio. Ir jeigu vandens trūksta, žiedas iš karto pats tarpslankstelinis diskas jis visiškai tampa nemobilus, nepaslankus, neelastingas ir dėl to sugerti krūvį, kuris tenka amortizacinį krūvį, tenka daug sudėtingiau. Mūsų tarpslankstelinis diskas yra kaip kempinė. Tai yra, jeigu aš ją suspaudžiau, sėdėjimo metu, stovėjimo metu, vaikščiojimo metu, tai po to, kai aš atsigulu, nakties metu, dienos metu, kempinė taip prisiurbia, ir vėl diskas pasidaro aukštas. Pasižiūrėkit tą tokią mistiką. Ryte vaikas yra daug aukštesnis negu vakare, nes diskas pasėda, per naktį prisisiurbia. Ir kas įdomu, va šitas dalykas, šitas fenomenas maždaug trunka iki 21, iki 23, 4 metų. Po to jau diskas pradeda žemėti, nepriklausomai nuo to, kokie mes jauni dar esam. Dar vienas, kas yra labai svarbu, ką reikėtų labai atkreipti dėmesį šiai dienai ir, aišku, visais laikais tai buvo aktualu, tai yra nikotinas, yra pirma medžiaga cheminė, kuri pirmiausiai sutrikdo vientisumą skaidulinio žiedo. Buvo daryta labai studija, man atrodo, biomechanikos, tai yra labai senas žurnalas. Aš neatsimenu nei pavadinimo jo, bet tai yra mokslų grįstos praktikos straipsnis ir buvo darytas tyrimas su veršiukais. Tai yra tik gimę veršeliai, buvo patalpinti patalpoj, kurioje buvo leidžiama pastoviai nikotinas. Ir tie veršeliai jauni, jau jų padarytas skaidulinio tarpslankstelinio disko tyrimas jau parodė, kad skaidulinis žiedas buvo įtrūkęs. Tai yra jau biochemija, biocheminės medžiagos pačios ardo skaidulinį žiedą.
O tada klausimas, ar yra galimybė jį atstatyti šitą skaidulinį žiedą, nes vanduo, kaip supratau, tai palaiko, bet jeigu jau mes jį pažeidėm, sakysim, galiausiai žmogus kažkada rūkė, ar įmanoma jį atstatyti ir ką reikėtų padaryti, kad atstatyti? Taip, jisai gyja, kaip ir gyja visi minkštieji audiniai, visos struktūros gyja. Tai yra pirmiausiai, kiek įmanoma, mažinama apkrova. Tai yra gulėjimas ant pilvo yra pati mažiausia stuburui apkrova. Jeigu lyginant gulėjimą ant nugaros ir gulėjimą ant pilvo, tai gulėjimas ant pilvo yra pati mažiausia stuburui apkrova. Vanduo vienareikšmiškai, ir jeigu mes kalbam jau apie ūmius atvejus, kada yra išvaržos susiformavę, kada disko branduolys išsiveržęs, tai vienas iš gydymo būdų šalia lygiavertis turėtų būti ta vadinama tokia tos padėtys, kuriuose yra pats mažiausias tarpslankstelinio disko apkrovos biomechaninis, sakykime, elementas, tai yra gulėjimas. Tai yra gulėjimas ant pilvo ir rekomenduojama tokiem ūmiem pacientam dažniau po truputį pagulinėti, ten po 15-20 minučių pagulėti, leisti diskui kiek įmanoma prisiurbti skysčio, kad jisai didintų aukštį, mažintų taip vadinamą spaudimą į nervinės šakneles, atitolintų tų vadinamų tarpslankstelinių angų aukštį, didintų ir mažintų kompresinius sindromus. Bet klausimas iš tiesų jūsų tikrai yra toks provokacinis gerąja prasme, kad turbūt nėra nei vieno žmogaus, prie kurio rentgenologai, radiologai negalėtų prisikabinti, neparašę, kad pirminiai osteochondrozės požymiai arba ten kažkokie tai pakitimai stubure, todėl kad stuburas mūsų tarnauja kaip labai rimta atraminė funkcija. Ir mūsų visas organizmas turi fenomeną dėvėti ir nusidėvėti. Kaip ir aš dažnai studentam tokį turiu posakį, kaip mašinos padangos. Tai yra priklausomai nuo to, kaip mes stabdis gazas. Taip. Taip lygiai tas pats priklausomai nuo to, kaip mes veiksim mūsų visą kūną. Tai čia tas įdomus dalykas. Dar ką labai svarbu paminėti, kad maždaug nuo 40 metų jau pradeda vykti tie tikrieji amžiniai pakitimai pačiame tarpslankstelinėme diske ir diskas pradeda keisti savo struktūrą. Jeigu jis iki to turi daug vandens, turi daug tos kempinės efekto, tai jau po 40 pats diskas pradeda toks polisacharėt. Kaip labai dažnai, kaip pavyzdį sakau, turim šviežią medų. Ir medų, kuris pastovi ir toks susicukruoja, tai polisacharuojasi, tai ten lygiai tas pats, dėl to ir disko branduolio judėjimas jau tampa apribotas. Jeigu disko branduolio judėjimas tampa apribotas, reiškia ir mūsų stuburo paslankumas jau po truputėlį gali pradėti. Dėl to yra labai rytų medicinoje geras posakis, kad žmogaus amžius labai priklauso nuo stuburo mobilumo. Stabilumo ir mobilumo. Tai yra rodiklis. Taip, vienas iš rodiklių, kad palaikymas judesio amplitudžių stubure yra vienas iš svarbiausių mūsų bendrai kūno prasme, struktūrinė prasme, amžiškumo vienas iš elementų. Nes nuo to priklauso inervacija, nes nervinės šaknelės išeinančios iš stuburo toliau formuoja rezginius, iš rezginių išeina periferiniai nervai, kurie inervuoja mūsų distalinės kūno dalis. Tai stuburo mobilumas ir stabilumas, tai yra vienas nuo kito neatsiejami dalykai, jie lemia mūsų struktūrinį ilgaamžiškumą. Tai yra struktūrinį, tai kalbu apie visą griaučių raumenų sistemą. Ir dabar man toliau irgi eina klausimas, vis tik yra gimnastai, sakysim, jų labai ribotas laikas karjeros, bet jeigu žmogus ištempimo pratimus daro, ar tai pailgina, taip liaudiškai paklausiu, stuburo galiojimo laiką, jogos pratimai, kurie irgi tempimus daro, nes pati užsiminėt apie rytų mediciną, ar tai gali pailginti? Ir taip ir ne.
Jeigu mes kalbam apie profesionalų sportą, kaip jūs paminėjot gimnastus, ir tai jau yra profesionalus sportas. Kur yra profesionalus sportas, ten sveikatos nelabai. Atsiprašau visų profesionalių sportininkų, nors aš pati buvau profesionali sportininkė, tai tokia yra tiesa, bet tai yra jų pasirinkimas toksai. Jeigu mes kalbam apie praktikavimą arba fizinį aktyvumą arba praktikas, ar tai bus jogos, ar tai bus pilates, arba bus kalanetika, bet kokie tos vadinamos fizinio aktyvumo veiklos, jos orientuotos į mūsų, sakykime, taip sveikatinimą. Tai visi tie stuburo ištempimo pratimai, stabilizavimo pratimai, jie tikrai duoda stuburo ilgaamžiškumą, nes nuo to bazės, nuo to korseto labai priklauso mūsų visa kūno periferija ir raumenų aktyvumas ir tos taisyklingos laikysenos, taip, susiformavimas pirmiausiai priklauso nuo to, kaip susiformavo pirmais gyvenimo metais stuburo, vadinkim taip, linkiai fiziologiniai, taip, tas vadinamas elongacija arba raumenys paraspinaliniai, kurie jungia kiekvieną stuburo segmentą vieną su kitu, jie yra ypatingai svarbus, nes ten labai daug yra proprioreceptorių, ten yra labai daug receptorių, kurie pastoviai komunikuoja su mūsų centrinė nervų sistema. O yra kažkoks pratimas, kurį turėtumėm daryti kiekvieną dieną, kad palaikyti stuburo sveikatą? Tai gali būti labai yra populiarūs ir jie iš tikrųjų labai apima didelę, vadinkim taip, didžiąją prasme apimtim skirtingus profilius judesių, tai yra 7 Tibeto pratimai. Taip žinomi. Taip, kurie pirmiausiai kalba apie judesio amplitudę stuburę maksimalaus lenkimo ir maksimalaus tiesimo, maksimalaus rotacinių judesių ir šoninių lenkimų, toliau pusiausvyros visas lavinimas, giliųjų raumenų aktyvavimas, vestibuliarinio aparato stimuliavimas per proprioreceptorius. Tai yra vienas iš tokių, kurį, sakykime, galima greitai, bet vėlgi mano patarimas nesiimti savo mokslo čia, bet išmokti ir tik tai tada galima tą daryti patiems taisyklingai namuose. Nes su super puikiom metodikom, ta prasme gerom metodikom galima ir susigadinti, jeigu mes jas darom neteisingai. Tai vat išmokti pas specialistą, pajaučiant, kaip turėtų tas judesys vykti, tada jau leisti kūnui judėti pačiam. Jogos asanos, jeigu mes pasižiūrėtumėm kiek tūkstančių metų, taip, joga yra aprašoma ir jinai toliau egzistuoja. Nenuostabu, kaip vėlgi atsirado 90 metais Tomo Myerso anatominiai traukiniai, kurio labai daug tie funkciniai ryšiai organizmo struktūrinė prasme, tos miofascinės grandys žmogaus organizme, raumeninė prasme, kaulinė prasme, jungtys, stotelės, jos apibūdinamos ir jogos asanom ir visas ištempimas tiek priekinės miofascinės grandies, tiek užpakalinės, tiek šoninės miofascinės grandies yra susijęs su jogų asanom ir tai tam tikri elementai, bet vėlgi aš visada turiu tokį posakį, nėra nei vieno netaisyklingo pratimo. Arba nėra nei vieno pratimo, kurio žmogus, sakykime, kontraindikuotino, galbūt taip tiksliau pasakyti, nėra nei vieno blogo pratimo. Yra pratimai, kuriuos mes atliekam neteisingai, arba pratimai, kurių mes negalim atlikti taisyklingai dėl tam tikrų mūsų kūno ribotų judesių. Ir dar jūsų buvo klausimas apie tą taisyklingą stuburą, arba ar yra žmonių, kurie sakykime, visiškai yra sveiki.
Tai papildant dar grįžtant atgal, toks buvo atėjus mintis kalbant, bet jinai nuslinko vėl. Dabar pasiekė mano protą, tai ateina pacientas, kuris visiškai negali gyventi be skausmo, sakykime, ten mėnesis, 2-3, ūmus skausmas stubure, miegot negali, judėti negali. Ir tu matai radiologų aprašyme minimalius pakitimus stubure. Ir ateina pacientas, kuris sako, žinot, aš ten 25 kilometrė bėgimo pradedu jausti kelio sąnario skausmą arba ten dubenį kažkur tai skausmą ir tu pasižiūri radiologo aprašytą kompiuterinę tomografiją arba magnetinį rezonansą ir tau kyla klausimas, kaip jis apskritai gali stovėti. Nekalbant apie kiek kilometrų ir kada jam pradeda skaudėti. Tai va čia yra labai daug niuansų, kad ne tik tai struktūra lemia. Dėl to struktūra yra svarbu, emocija ir biochemija. Tai yra tas pats sveikatos trikampis, apie kurį kalba visa holistinė medicina, apie kurį kalba visa papildoma ir alternatyvi medicina, apie kurį jau po truputį pradeda kalbėti ir tradicinė mūsų Europos medicina, kuri jau pradeda žiūrėti į žmogų kaip į visumą. Dar labai atsargiai, bet jau reabilitacija šitoj srityje jau patobulėjus, jau smagu tą matyti. Taip, tikrai smagu ir aš kaip tik irgi norėjau klausti, Brigita užbėgo už akių, labai irgi smagu, nes kaip tik ta tema ir eina. Ar tiesa, kad mūsų emocijos daro didelę įtaką kūnui? Ir kaip psichologija ir kineziterapija susijusios? Žinot, aš kažkada tai buvau labai tokios objektyvios medicinos šalininkė. Taip kaip mus mokė, kaulai, raumenys, raiščiai, organai atskirai, sistemos, bet mūsų nemokė kaip bendros visumos. Ir aš visą laiką kalbėdavau ir buvau ta kineziterapeutė prieš kokių 30 metų. Buvau ta kineziterapeutė, kuri kalbėdavau tik tai apie tai, ką mokslas šiai dienai yra įrodęs, tą vadinamą evidence-based mediciną. Ir metais su metais aš pradėjau matyti, kad ne viską tu gali taip struktūriškai pagrįsti, kas vyksta žmogaus organizme. Nors buvau to klausimu labai skeptikė. Ir aš galvodavau, kokia gali būti emocija, įtakos tavo stuburo mobilumą, tavo stuburo skausmą arba kelio arba klubo skausmą. Nesąmonė, visiškai nelogiška, visiškai nemediciniška, visiškai iš fantastikos srities. Palaipsniui dirbant su pacientais ir turint jau tokių savo asmeninių pacientų, būdavo tokių klinikinių situacijų, kada ateina pacientas ir sako, Brigita, jūs man prieš 3 metus ten paspaudė tokį tašką ir davė tokius 3 auksinius pratimus ir man visas skausmas dingo ir aš 3 metus neturėjau skausmo, gali dabar tą tašką paspausti, aš tai tuos pratimus prisimenu, bet jie jau man neveikia, bet tą tašką paspauskit ir tu spaudi tą tašką ir tu matai, kad jis jau neveikia. Ir tada tu pradedi galvoti, tada kažkas dar yra tame kūne, arba yra turbūt dar kitas taškas, kuris tame kūne tu paspaudus turėtų vėl taip pačiai 3 metam ar 5 metam grąžinti žmogui gyvenimą be skausmo arba judėjimą be skausmo. Ir tu nerandi to taško. Ir tu struktūriškai nesupranti, kodėl nerandi. Arba kodėl prieš 3 metus su ta pačia diagnoze tie 3 pratimai veikė, o dabar jie pradėjo neveikti. Ir taip mes atsidūrėm psichokineziologijos mokykloje. Tuo metu iš Rusijos profesorė Stepanova, jinai jau Lietuvoje vyko ta psichokineziologijos mokykla Vilniui. Mus dar iki to mano suvokimo dažnai kviesdavo dalyvauti toje, bet aš pasiskaitydavau aprašymą to seminaro ir sakydavau,
įsiplaukit galvas, nes tai visiškai su tuo nesusiję, nemediciniška ir man kaip kineziterapeutai ten apie kokią emociją aiškinti ir stuburo skausmą, jūs turbūt nesuprantat, kad tai yra raumuo, kad tai yra raištis, kad tai yra receptoriai, kad tai yra judesys, kad tai yra pratimas, tai yra taisyklinga laikysena, apie kurią aš kažkada anksčiau irgi taip labai skeptiškai žiūrėjau, nu ten truputį galva palinkus arba truputį pasisukus, čiagi nieko tokio. Čia mentė truputį pakilus aukščiau žemiau, taigi nieko tokio. Mes visi tokie truputį asimetriniai. Tai šiam momentui aš jau suprantu, kad tai labai tie maži aspektai. Paklaustumėt, ar yra žmonių su idealia laikysena, turbūt pasakyčiau, kad sunkiai mes galim rasti tokių žmonių, bet nes mūsų judėjimas, mūsų dominavimas vieno smegenų pusrutulio, jis visada yra, dėl to mūsų tikslas visada integruoti abu du pusrutulius, dominuojantį, nedominuojantį, integruoti receptorius, integruoti. Prasme, tai yra viso gyvenimo pastovus procesas, kaip valgymas, kaip kakojimas, kaip miegojimas. Tai va. Tai nutrūko mintis, apie ką mes čia kalbėjom, apie tą stuburo... Kaip pati atėjai iki kineziologijos? Iki kineziologijos, taip. Tai va taip patekom į psichokineziologiją, kada sakykime, supratau, kad nėra nei taško tokio pat, kuris prieš 3 metus veikia, dabar neveikia, nei pratimo, kuris tuo metu idealiai gražino, sumažino skausmą. Ir pradėjau mokytis psichokineziologijos. Bet aš tai ten važiavau mokytis dėl pacientų. Ir po pirmo seminaro supratau, kad ten pirmiausia reikia man važiuoti ne dėl pacientų, dėl pačios savęs. Ir tada po truputėlį atsirado tas supratimas, kad yra kažkas dar, kas veikia mūsų kūną. Ir tai buvo labai daug kalba apie emocijas. Ir kaip mūsų emocijos lemia mūsų elgesį. Kaip mūsų emocijos lemia mūsų judesius, kaip judesiai lemia mūsų emocijas, grįžtamą į ryšį vieną su kitu, kurio realiai nelabai tu gali įrodyti evidence-based. Būtent. Ir kaip manęs dažnai gydytojai, kurie kartais ateina patys pacientai būdami, arba tiesiog mes kažkur tai bendraudami, kažkam tai pažįstamų rate kalbam apie emocijas ir dauguma gydytojų tradicinių gydytojų. Nesąmonė. Tai aš visą laiką sakau, o pavyzdžiui, psichiatrija, ar ne? Mes pilnai galim įrodyti mokslu grįstą praktiką, kad iš tikrųjų tas žmogus turi kažkokią tai šizofreniją, mes galim ją ir kartais suvaidinti. Aš taip jau labai drastiškai kalbu, ar ne? Tai yra, žinant visus simptomus, įsigilinus į visus tuos, arba ne, į psichologiją. Psichologija, ta prasme, prašo visus ten elgesius, visus tuos. Taip. Bet aš viską žinodama galiu lygiai taip pačiai suvaidinti. Priskiriant į grupės, darant kažkokius tai tyrimus. Lygiai tas pats, sakykime, kada gydytojas ar ne, vienas išklauso karkalus, o kitas neišklauso, nors tai tradicinė medicina. Taip. Vienas sako, kad apatinėje skiltyje karkalai, o kitas sako ne, vidurinėje skiltyje karkalai, kur tai yra žmogiškieji ir kaip aišku, mes galim rentgeno, taip, nuotrauką, mes turim dabar priemonių medicina žengia į priekį, sakykime, bet simptomai tose pačiose vietose esant patologijai, patogenui gali elgtis visai kitaip. Tai va čia yra tie niuansai, kurie man pradėjo daryti tokį platesnį mąstymą. Ir toliau aš pradėjau labai gilintis į tas emocijas. Ir rišti jas prie simptomų. Pradžioj labai nedrąsiai, labai atsargiai. Pradžioj labai daug susilaukdavau klausimų, kodėl tu klausi apie mano emocijas. Aš čia atėjau pas tave kaip pas kineziterapeutą, bet ne kaip ne pas psichologą. Ir kodėl jūs čia klausinėjat, jūs esat kineziterapeutė, duokit man pratimus. Ir tu matai, kad tie pratimai nepadeda, nes fiksacija yra kažkur kitur. Nes tame trikampyje prioritetinis pažeidimas yra ne struktūroje, bet emocijoje. Ir po to atsirado taikomoji kineziologija, kuri pradėjo nagrinėti biocheminę sudedamąją dalį.
kad mūsų organizme visi organai turi biocheminę sudedamąją dalį, ten vyksta biocheminės reakcijos. Va ten man iš naujo atsirado suvokimas apie kvėpavimą, kodėl kvėpavimas svarbus biocheminiam reakcijom žmogaus kūne vykti, nes tai yra, ar ką tu įkvepi daugiau, ar tu daug įkvepi deguonies, kas tavo organizmą šarmins, ar tu neįkvepi deguonies, kas tavo organizmą CO2 rūgštins. Ką tu valgai, ką tu geri ir kaip į tai reaguos organai. Homogeniškai gali organas būti nepakitęs. Kada echoskopiškai vertina tyrimai, kraujo gali nerodyti nieko, dažnu, bet atsiranda kita klinika, kuri rodo signalą, kad va čia jau yra problema. Kodėl žmogui nei iš to prasideda liūdesys? Kaip ir viskas gyvenime gerai. Vaikai užauginti, vyras šalia, darbas, namai, prasideda depresijos. Kodėl? Šiam momentu jau psichiatrai pradeda kalbėti, kad depresija ypatingai susijusi su žarnyno disfunkcija, su žarnyno flora, su žarnyno pakitimais. Kas tiesiogiai liūdesys ir yra mūsų plonojo žarnyno. Kas tikrai prieš 20 metų tai pirštą prie smilkinio pasukiodavo ir tikrai prisiminiau tos pačius laikus, nes aš pat irgi, kai pradėjau kinų mediciną mokytis, tai net buvo baisu kažką pasakyti, nes ranka numodavo eitų su savo tom nesąmonėm. Tai tikrai labai prisimenu ir labai artima tai, ką dabar girdžiu. Dar vienas klausimas. Kokie dažniausiai pasitaikantis mitai apskritai yra apie laikyseną, stuburą ir dubens dugno raumenis? Kokie mitai? Nes visko. Mitai tokie, kad kaip pirmą mitą, apie kurį aš jums jau pasakiau, kad nieko tokio, kad čia truputėlį petės aukščiau klubakaulio dygliai ne vienoje linijoje, kad ir nežymiai. Taigi čia pusę centimetro nieko tokio. Kas čia tokio? Taip. Tai vat pirmas mitas, kad tai nekreipkim dėmesio. Nekreipkim dėmesio. Tai yra labai svarbu. Antras mitas, kurį labai ir pati aš dabar duodu jau studentam pasibandyti ir iš tikrųjų nustemba. Ir mes tą darom taikomosios kineziologijos studijose. Įsivertinam laikyseną žmogaus. Tada nueinam papietauti. Ir tada po pietų, praėjus 15 minučių, ar net nereikia praeiti 15 minučių, vėl mes vertinam laikyseną. Ir mes matom visiškai kitokią laikyseną. Ir tai mums rodo, kaip į tą maistą sureagavo mūsų skrandis, mūsų kepenys, mūsų 12-pirštė žarna, kuri tiesiogiai tvirtinasi prie diafragmos. Visi organai, didžiąja dalim virškinimo sistemos, tvirtinasi prie diafragmos. Skrandis, kepenys, plonasis žarnynas, storasis žarnynas. Ir nuo jų įtampos arba reakcijos biocheminės, kas vyksta skrandyje, kas vyksta, kada atsidaro skrandžio prievartis ir patenka į 12-pirštę žarną, kuri yra plonojo žarnyno dalis. Taip, kaip įteka kasos latakas į 12-pirštę ir tulžies latakas į 12-pirštę. Ir tu matai, kad žmogus stovi visai kitaip. Ir tu galvoji, tai ar taip gali keistis laikysena nuo pavalgymo? Jinai gali ir dar kaip. Ir va tas mitas, kuris susijęs su tai, ką mes valgom ir geriam, gali turėti įtakos pradžioj tiesiogiai biochemiškai organam, o po to organai duos įtakos mūsų laikysenai. Todėl, kad visi organai tiesiogiai arba netiesiogiai tvirtinasi prie kaulinių struktūrų. Lygiai tas pats mitas su skolioze. Didžiąja dalim skoliozės pakitimai, taip aš negaliu visiškai atmesti vystymosi ir ką labai drąsiai sakau, stebintą 12-14 mėnesių vaiko vystymasi nestabilumus. Bet kodėl, pavyzdžiui, vaikas gimsta su visiškai hipermobiliais raiščiais? Tai lemia biocheminė sudedamoji, kolageno elastino santykis.
mikroelementų organizme santykis, kuris duoda jungiamojo audinio taip vadinamą tonusą. Ir trečia dalis biocheminės sudedamosios, tai yra bakterijos ir virusai, kurie lėtai, giliai ląstelėje veikia. Mes visi turime enterovirusų, mes visi turime enterobakterijų. Ir mes visi tokia, sakykime, aplinka, kurioje augo mamos pilve, kas tuo metu vyko mamos organizme, mes didžiąją dalim pasiėmam. Taip, gimdymas natūraliais gimdymo takais, kodėl jis yra labai svarbus šiai dienai. Ne tik tai dėl to, kad tai yra kaukolės kaulų, tai yra to vadinamo kraniosakralinio ritmo susikūrimas ir pirmo įkvėpimo svarba, kodėl neonatologai vertina, kaip vaikas įkvėpė gimimo metu, nes tai yra labai svarbus rodiklis vertinant Apgaro skalę. Taip, vertinant, neonatologai įvertina naujagimio būklę. Tai yra labai svarbus momentai, kaukolės kaulų taip vadinkim, suplokštėjimas ir vėl grįžimas atgal, dėl to visi skatinamieji vaistai, epidūrinis nuskausminimas, kuris atima šitą galimybę adaptuotis gimdymo takais, gauti tą, vadinkim taip, terpę mamos, kurioje yra labai daug imuniteto praeinant natūraliais gimdymo takais, kur pirminis imunitetas formuojasi. Kiek jaunų dabar moterų nori gimdyti Cezario pjūvį be indikacijų? Deja daug. Kiek nenori jausti skausmo gimdymo metu ir prašo epidūrinio nuskausminimo. Aš vadinu tai nepasiruošimu. Būsimai motinystei, būsimam gimdymui, baimėm, kurios vėlgi turi tam tikrus savo šaltinius. Aš nekalbu apie tas klinikinės situacijas, kada iš tikrųjų tai reikia. Medicininės, klinikinės, kada yra vaiko grėsmė, gimdyvės grėsmė. Aš apie tai nekalbu. Aš kalbu apie sveiką natūralų procesą, kuriame tiesiog padarysiu geriau, protingiau, paprasčiau. Taip, tai ir vienas iš jų tie patys dubens dugno raumenų, sakykime, jų įsijungimas tiek nėštumo metu, tiek gimdymo, tiek atsistatymo po gimdymo. Tai tų mitų ir tikrovių yra labai daug ir pagrindimo dėl to vertinant žmogų holistiškai, visapusiškai yra labai svarbu. Apie dubens dugno raumenis, lygiai taip pačiai kaip ir apie diafragmą, ne taip seniai pradėta kalbėti, atskirai kaip apie struktūrą. Mes žinojom, kad tai yra kvėpavimo raumuo taškas. Kiek ten svarbių vyksta susikirtimų, kiek ten svarbių vyksta informacijos pasikeitimų, kiek ten saulės rezginio aktyvumo vyksta. Apie tai niekas mums nekalbėjo ir nepasakojo, ne tik tai mums gydytojams tas pats. Lygiai tas pats dubens dugno raumenys, kad tokie yra taip, bet kad jie svarbus laikysenai, kad jie svarbus mūsų, tai yra raumenys, jeigu taip galima pavadinti, kurie yra patys labiausiai gaunantys struktūrinę ir fizinę apkrovą iš visų mūsų raumenų. Tai yra raumenys, kurie, jeigu normoje, jie yra kaip batutas. Ta prasme, amortizuoja. Amortizuoja, palaiko ir yra ištemptoj padėtyje. Tai patologijoje yra kaip hamakas. Ojetu. Kurie leidžia toliau paskui save kristi ir visiems dubens, mažajame dubenyje esantiem organam ir ne tik. Ir tai yra raumenys, kurie pastoviai turi atlaikyti mažiausiai 16-18 kartų per minutę slėgio pasikeitimą kvėpavimo metu, intraabdominalinio slėgio pasikeitimą kvėpavimo metu. Ir jeigu diafragma dirba neteisingai, arba jinai dubuo stovi neteisingai, krūtinės ląsta stovi neteisingai, tie slėgiai visada persikerta. Tai yra čia slėgis ir reakcija atsakomoji į dubens dugno raumenų atsakomoji reakcija į diafragmos nusileidimą įkvėpimo metu. Ir jeigu, pavyzdžiui, stovi taip, arba stovi taip, arba stovi taip,
dubuo su krūtinės ląsta, mes iš karto duodam labai didelę apkrovą organam. Organai turi labai gerą fenomeną kvėpavimo metu, kada vyksta tas vadinamas fiziologinis taisyklingas kvėpavimas, patys save nusidrenuot. Nes slėgis, limfodrenažas vyksta, nes slėgis, kuris sukuria, suspaudžia kempinės efektas, minkštieji, tengi minkštieji audiniai. Ir jeigu diafragma dirba neteisingai, pavyzdžiui, krūtinės ląsta mano stovėjo, šonkaulį stovės, va taip, diafragma visą veikimą veiks į priekinę pilvo dalį, apatinę, iš karto bus apkrova didelė gimdai, šlapimo pūsliai. Jeigu mano krūtinės ląsta stovės taip, visa apkrova eis daugiau į tiesiąją žarną. Ir organai negebės, tos pačios kepenys, skrandis, 12 pirštė, tulžies pūslė, sąstovis visada sąlygos akmenų tą patį formavimas. Na, man dabar toksai klausimas, galbūt ir neturėčiau klausti, bet labai knieti ir žinau, kad žmonėm irgi, o sakysim, ta pati krūtinė papildoma, ne, kai mes įsidedam implantus, tai jinai irgi tada veikia, taip pat ir dubens dugno raumenis, ir gimdymui, ir visam. Viskam veikia tą patį vėl trikampį, 3 kraštinės. Struktūriškai kūnas turi persitvarkyti, biomechaniškai, kineziologiškai turi persitvarkyti. Tai yra svetimkūnės turi persitvarkyti biochemiškai, tai yra imuninės sistemos vienas iš, kaip aš sakau, sekinimo šaltinių ir 3 psichoemociškai. Atrodo, kas čia krūtinės implantai ir netgi svarbu imuniniai sistemai mūsų. Netgi šitai. Tai yra svetimkūnės. Normalus atsakas, sveiko žmogaus organizmo atsakas į svetimkūnį, ką daryti su juo, kovot, jį naikint. Imuninė sistema ir daro tą. Taip, vienoje vietoje pasigražinam, kitoje vietoje dėja turim problemą. Netgi tos juokingai turbūt atrodys tas pasakymas priklijuotos blakstienos, kur yra kiek ten mikrogramų. Aš nežinau, niekada neturėjau. Bet aš irgi neturėjau, bet... Tai jūs įsivaizduokit, kaip mūsų viršutiniam vokam tai veikia. Ir ką šiuo metu jaunimas pradeda daryti. Paauglystėje netgi. Taip, o toliau viršutinio voko užkritimas. Nes tai svoris, tiem jauniem viršutiniam vokam mūsų yra labai didelis svoris. O dabar dar prie tų pačių dubens dugno raumenų sugrįžtant, jeigu, sakysim, aš susitvarkau kvėpavimą taisyklingai, tai ir įtakoja dubens dugno raumenys, jie taip pat gali, tas hamakas vadinamas, jisai gali atsistatyti. Priklausomai nuo to, kiek tas hamakas jau yra įsitempęs, taip, bet jeigu žiūrėt fiziologiškai reabilitacijoje ir sakykime, tiek nėštumo metu moterim, nes iš tiesų grįžtant vėl dar prie tos apkrovos dubens dugno, mūsųgi dubens dugno moterim ypatingai, ar ne, mūsų dubens dugnas gauna labai didelę apkrovą nėštumo metu, gimdymo metu. Jeigu plyšta tarpvietė, jeigu kirpimas natūralaus gimdymo metu, jisgi pažeidžia dubens dugną ir ta atraminė funkcija labai iš karto pasikeičia. Lygiai tas pats pasikeičia ir to batuto reakcija į slėgio kvėpavimo metu apkrovą, dėl to vėl tas pats vyksta persitvarkymas organizme. Tai dubens dugno raumenys labai vaidina svarbų vaidmenį visame kame. Jeigu net pasižiūrėtumėm anatomiškai, kur jie tvirtinasi, tai jie tvirtinasi prie visų dubens kaulų. Jie tvirtinasi prie gaktikaulio, jie tvirtinasi prie stuburgalio, jie tvirtinasi prie klubakaulių. Jie kaip batutas iškloja apatinę dubens dalį ir jeigu yra kažkur pertemptas simetriškumas, dar kažkas iš karto keičiasi ir dubens padėtis. Jeigu prie stuburgalio tvirtinasi kietasis smegenų dangalas, nugaros smegenų kietasis dangalas, ir stuburgalio padėtis pasikeičia dėl to, kad nėra aktyvios dubens dugno raumenų veiklos, automatiškai bus pakis įtampa ir kietajame smegenų dangale, nugaros smegenyse. Kryžkaulis. 3 taškai, prie kurių tvirtinasi
nugaros smegenų kietasis dangalas. Tai yra antras kaklo slankstelis, kryžkaulis, antras, trečias segmentas ir stuburgalis. Ir nuo to mobilumo arba nuo fiksacijos nestabilumo lygiai taip pačiai bus dirginama arba hipo, arba hiper kietasis smegenų dangalas. Galvos ir kaklo padėtis ypatingai svarbi galvos smegenų kietojo dangalui, nes tvirtinasi prie pakauškaulio didžiosios angos, kur išeina toliau į kaklo slankstelius, ir prie antro kaklo slankstelio, kaip kepurė. Ir jeigu mano galva tokioj padėtyje, kaip ta kepurė trauks atgal, kaip į tai reaguos nervinis audinys arba funkcija visų mūsų smegenų, visada bus sąsaja. Dubens dugno raumenys yra apskritai labai svarbus ir mūsų lytiniam gyvenime, kas labai susiję ir su emocijom, kas susiję su mūsų vyriškais ir moteriškais hormonais, elgesio stereotipais. Ir tas pats dubens dugno raumenynas labai svarbus ir šlapinimosi, tuštinimosi kontrolė. Ką mes matom su vyresnio amžiaus žmonėm. Ir matom, dėl ko žmogus pradeda negert vandens. Taip, nes dažnai reikia išlapintis. Keltis naktį 3-5 kartus per dieną, tai geriau negersiu vandens. Tada atsiranda apkrova šalinimo visai sistemai, inkstam, šlapimo pūsliai. Daug niuansų, ypatingai daug niuansų. Spazmuoti dubens dugno raumenys, kas labai susiję su mūsų psichoemocija. Ir spazmuotas dubens dugnas praktiškai visada turės įtakos vyro prostatai. Nes prostata kaip organas yra antiek įkalintas iš visų 4 pusių. Iš viršaus šlapimo pūslė, iš priekio gaktikaulio kaulai, iš nugaros tiesioji žarna, iš apačios dubens dugnas. Ir va tie sėdėjimai visada gali turėti įtakos prostatos hiperplazijai, kuri netgi dubens mobilumas ir paslankumas turės įtakos prostatos funkcijai ir nusidrenavimui, nes ėjimo metu gaktinis prostatos raištis visada pačią prostatą priverčia savidrenuotis, judėti ir savidrenuotis. Ir einant ne mažai žingsneliais, o normaliu žingsniu, kuris eisenos parametruose apibūdinamas nuo 60 iki 80 cm žingsnio ilgio. Priklausomai nuo lyties, priklausomai nuo ūgio, reiškiasi net ir ėjimas kaip procesas mažajame dubenyje, dubens dugnui duoda labai daug įtakos. Vaikščiojimas vienas iš būtinų sąlygų turėti sveikus dubens dugno raumenis. Ir organus. Ir organus. O apskritai, ar egzistuoja ideali laikysena? Aš sakyčiau, kad gyvenime, gamtoj idealumo nėra. Asimetrija visur. Niekur nėra idealumo, kaip ir tobulumo nėra. Dėl to tie žodžiai idealu ir tobula mūsų smegenim yra kraštutinumas. Ir kiek mes turim žmonių perfekcionistų, kurie dėl to tas priveda prie tam tikrų ir psichologinių momentų, antidepresantų, nes niekad nepasiekia tobulumo, nepasidžiaugia rezultatu, nes kiekvieną kartą pamatė rezultatą, sako, galėjau geriau. Taip. Noriu dar geriau. Ir va čia prasideda užburtas ratas. Dėl to nemylėkim nuo žemės iki mėnulio ir atgal. Koks ten yra posakis? Kažkaip taip ir skamba. Nes tai yra kraštutinumai. Mūsų smegenys nesupranta kraštutinumą. Mylėkim čia ir dabar. Mylėkim čia ir dabar ir taip, kaip mokam. Daugiausiai, bet ne aprėpiamais dalykais. Vėl ta pati, sakykime, sąsaja su emocijom. Ir dar vat ką labai norėjau pabrėžti ir nežinau, kokia auditorija klausytojų bus, bet
Bet jeigu tai bus tėvai, o manau, kad tikrai taip, jeigu tai bus seneliai, o manau, kad irgi bus, taip, manau. Tai mūsų dubens dugno raumenų iš psichoemocinės pusės funkcionavimui labai yra svarbus pirmieji lytiniai santykiai. Dėl to lytinio švietimo mūsų vaikam, anūkam turėtų būti vykdoma ne tada, kada jau įvyko tie pirmi lytiniai santykiai arba kada jau yra susižavėjimo objektas, bet tada, kada dar jo nėra, kada jaunimas, vaikai dar ar ne, arba paaugliai dar tą gali priimti neblokuodami info. Nes patirtys man dirbant pačiai daug su dubens dugnu yra labai daug neigiamos įtakos pirmų lytinių santykių, kurie yra nepasiruošus, neapgalvotai, nepriimant atsakomybės, o darant tokį, just for fun, dėl įdomumo. Dėl įdomumo. Bet jeigu mes apie tai kalbėsim su vaikais, kada dar to įdomumo tiek nėra, jie tiesiog viską priims visai kitaip. Tai ne sportas. Tai ne malonumas pirmoje vietoje. Tai yra labai didelės atsakomybė. Ir mes visi turim žinoti, kad po kiekvienų lytinių santykių atsiranda vaikai. Naujiena. Tiesiog. Tai va, tada nebus tiek streso, o tas stresas labai susijęs su netgi ir mūsų būsimu vaiku. Ir kaip aš sakau dažnai moterim, kurios ateina pagimdę vaikus, arba tu matai vaiko vystymas ir tu matai, kad ten buvo konfliktas, kada pamatai dvi juosteles nėštumo teste su stresu, ką dabar daryti, o kaip bus, o kas bus, o kur, tas visas persiduoda vaikam. Ne dar va to kūčiam, bet jau persiduoda. Taip norėtųsi, kad tai nebūtų tiesa. Dėja. To streso turėtume mažiau, bet turbūt vienintelis kelias iš tikrųjų yra švietimas ir žinios ir mokslai. Ir sąmoningumas. O koks pačios Brigitos požiūris į naujausias sveikatingumo madas? Pavyzdžiui, tempimo terapijos, voleliai ir kas labai dabar girdžiu paskutiniu metu, elektrostimuliacija. Aš visus, kaip čia pasakyti, visas naujoves, tos, kurios atsiranda mados visos, ar ne? Mados, taip gal. Mados. Aš visas jas stengiuosi per teoriją išsianalizuoti ir per praktiką, kiek tai leidžia. Bet aš į tai labai žiūriu, kaip čia pasakyti, su atsargumu. Viskas, kas per daug, tas nesveika. Aš nesuprantu, kam reikia taikyti sveikam žmogui elektrostimuliaciją. Kiek aš girdėjau, tai geriau jautiesi, nudrenuoja limfą, nes limfo drenažas jau kaip ir senas atvejis, jau nebeįdomu. Dabar jau einam prie naujesnių, įdomesnių aparatūrų ir vėlgi girdisi vėl naujos tendencijos. O fizinis aktyvumas? Ta, ką mums davė gamta. Paprasčiau nueiti 15 minučių pagulėti, negu pusantros valandos sportuoti. Taip, va čia už paprastumus. Arba, kaip vėlgi amžinatilsį mūsų profesorės pasakymas, už visus patogumus reikia mokėti. Už visus. Tai reabilitacijoje elektrostimuliacija super dalykas. Kada mes atstatymui, grąžinimui funkcijų, kalbu apie reabilitaciją. Sportininkai, kurie pasirinko tokį kelią, tai yra taip be išlygų. Sveikam žmogui nieks nepakeis sveiko judesio, aktyvaus dinaminio judesio, jokie aparatai. Čia, kad ir kaip norėtumėm save apgauti, kad ir kaip norėtų mums įbrukti ir pasakyti, kad kam tu eini į salę, kam tu darai vieną ar kitą, dėja, bet kaip ir turim suprasti, kad nieko be pasiekmių tikrai nebūna. Jeigu turim greitą efektą, tai greitai ateis ir rezultatas iš kitos pusės
Tai, ko mes visiškai nenorim. Turėsim už tai susimokėti. Turėsim už tai susimokėti. Jeigu ne pinigais, tai sveikata. Tik tai sveikata, pinigai. Čia ne pinigai kalba. Pinigai, taip, čia ne sveikata. Pinigai kalba, čia kalba sveikata ir dažniausiai to, ko jau tu nelabai ir galėsi sukontroliuoti ar susimokėti, taip jau ir pinigų nebeužteks. Taip. O kokias naujas technologijas taikot savo klinikoje? Oi, net negaliu įvardinti kokios naujausios, kas liečia sveikatinimą. Aš nenaudoju jokių, aš naudoju judesį, aš naudoju biomechaninės kineziologinės žinias, aš naudoju neuroplastiškumą, naudoju stimulacijas sensorinę prasme, vibraciniais aparatais, jeigu tai yra reikalinga. Ir tiek. Pas mane klinikoje nėra vienintelis elektrostimuliacinis aparatas, kuris skausmo nuskausminimui, jeigu tai yra tensas, kuris yra labai ūmus skausmas, naudojamas, arba elektrostimuliacija, jeigu tai yra po tam tikrų, sakykime, traumų, po operacinių, po grinai atstatymo procesui. Visa kita tai yra sveikas judesys. O yra koks nors testas, kurį galime atlikti namuose, kad įsivertintumėm savo kūno sveikatą? Jeigu kalbant apie fizinę sveikatą, taip, apie fizinę sveikatą taip, yra tokia funkcinė judesių vertinimo skalė, aišku, tam reikalinga tokios, kaip pasakyti, pagalbinės priemonės, kuriuose tu vertina kartu ir mobilumą, ir stabilumą, ir raumenų gebėjimą išlaikyti tam tikras padėtis, tai yra ta FMS vadinama funkcinė judesių vertinimo skalė. Pačiam galbūt padaryti visą tą skalę atlikti nėra taip paprasta, nes tu turi žinoti, ką reiškia kokybiškas judesys, tas kokybiškas judesys turi tam tikrą vertinimo, sakykime, skalę, nukrypimai ir taip toliau. Tai tiesiog didelė dalis dabar jaunų žmonių kineziterapeutų dirbačių privačiose klinikose, įstaigose, turbūt kuriuose tos poliklinikos, ligoninės tų skalių nevertina, nes jos yra daugiau susijęs su, sakykime, sveikatinimo įvertinimo. Tai va tikrai tas funkcinės skales galima atlikti ir pamatyti savo bendrą sveikatos būklę, fizinę prasme. Tai tokių, vienas iš tokių, ką tikrai praktiškai be didelės įrangos galima paimti ir įsivertinti. O šiaip mūsų pačių paprasčiausiai gebėjimas pilnai atsitūpti, atsistoti nesilaikant, gebėjimas išstovėti ant vienos kojos, gebėjimas tradiciniai kregždutei. Taip, pratimas padėtis kregždutė, kuri labai atspindi daug mūsų giliųjų jutimų, pusiausvyros aparato ir kiek tu gali išstovėti padėtį. Aišku, išoriškai reikėtų vertinti, kaip taisyklingai, netaisyklingai. Tai yra daug tokių klasikinių padėčių, netgi tas pats atsistojimas ant 4. Katės poza? Net ne katės, tiesioj pozoj, taip, neišvesta nugara tiesioj ir gebėjimas išlaikyti fiziologinius stuburo linkius, gebėjimas išlaikyti kaklą taisyklingoj padėty, tiesiog stovint ant 4, nekalbu net apie planką, ką dažnai labai mėgsta lentą tą vadinamą. Mėgsta, ko aš darau lentą, aš darau planką. Čia geras pratimas, pratimas labai geras. Tik ar jūs jį padarot teisingai ir ar jūs vienur išlaikydami kitų segmentų taip nepaleidžiat. Mes kaip mokėmės, buvo labai toks irgi įdomių dalykų, kur tiltelis, ar ne, padėtis ir tiesių kojų kėlimas gulint ant nugaros. Taip. Tai buvo vadovėliuose, mūsų tradiciniuose tuo metu vadovėliuose raudonai nubrėžti pratimai, kad jie yra negalimi. Nei tiltelio, nei tiesių kojų kelimo. Nes tai yra labai didelė apkrova stuburui, nes ten labai daug surašyta, kad didelė populiacija šitų padėčių negali atlikti. Tai yra taip,
Dėl to jis nėra kontraindikuotinas pratimas. Jis dideliai daliai žmonių yra kontraindikuotinas, nes jie negali to atlikti. Nes pats jeigu pasižiūrėtumėm tiltelį kaip galutinį, vadinkim taip, galutinę padėtį, jinai reikalauja viso kūno sąnarių, pradedant nuo pėdų, baigiant iki kaklo ir pirmo kaklo slankstelio ir pakauškaulio jungties, to vadinamo C0, C1 jungties, mobilumo ir stabilumo. Tai yra nuo pat pirštų galų iki pat pakaušio. Ir jeigu kažkuriam iš tų kūno dubuo, klubai, keliai, čiurnos sąnariai, riešai, alkūnė, pirštai, peties sąnarys, kaklinė dalis, jinai apima visą suminį rezultatą mūsų biomechaniškai, kineziologiškai pilnos judesio amplitudė. Kartu su stabilizacija priešingų kūno raumenų. Tai pats pratimas kaip ir geras. Pats pratimas yra idealus, kuris įvertina mūsų bendrą kūno fizinę sveikatą. Bet gal lygiai tas pats. Nepradėkim nuo tiltelio. Nepradėkim nuo tiltelio, taip. Bet tik tai tiesiog tiesių kojų kėlimas. Taip. Jis yra superinis pratimas, tie, kas gali jį padaryti, išlaikant neutralų dubenį, išlaikant neutralią krūtinės ląstą, pečius ir kaklą. Jis yra idealus pratimas, kad didelė dalis jo žmonių negali atlikti. Tai yra taip, todėl, kad nėra stabilizacijos liemenyje. O ta pati kregždutė, jeigu dabar stoviu, išsibandau, kiek laiko išstovėt turėčiau, kad žinot, kad mano kūno sveikata vis tik dar yra gera? Nėra tokių normatyvų. Nėra tokių normatyvų, kurie apibrėžtų, ar jūs išstovit minutę, ar jūs išstovit 5 minutės. Pirmiausia, tai aš manau, kad mums reikėtų pasižiūrėti, ar iš vis išstovim. Ir ar teisingai išstovim. Toliau jau yra variacijos, dinaminio stabilumo variacijos. Užsimerkt, pasistiept, atlikti rankom judesius, darant toliau kregždutės plasnojimus. Tai yra suminiai tie reikalai, kurie vertina mūsų tą sveikatą. Bet jeigu bendraja prasme pasižiūrėti, tai yra, aš sakyčiau, kad mums reikėtų pirmą pasižiūrėti, ar mes galim daryti sukimo judesius stubure. Kiek yra ribotas sukimo sukamieji judesiai stuburo aplink vertikalią stuburo ašį. Tarp kitko, taip kaip ir vaiko vystymėsi, pirmiausiai iš motorinių judesių atsiranda vertimasis ant pilvo. Mes vertinam vaiko vystymąsi, taip, o tai reikalauja stuburo sukamųjų judesių ir kontrolės liemenyje verčiantis. Taip ir geriatriniam asmenim arba pacientam, senoliam vertinti stuburo paslankumą rotaciniam judesy. Tai yra tas pirmas mūsų ženklas, kad mes funkcionuojam dar arba jau mūsų padangos baigia nudilti. Jau nudilę. Gerai, ir kaip atrodytų tobula diena pagal kineziterapeutą nuo ryto iki vakaro? Mityba, sveiko maisto, fizinis aktyvumas, apie valandą plus. Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną. Skirtingom veiklom. Tai gali būti vieną dieną ėjimas, kitą dieną plaukimas, trečią dieną pilatesas, kalanetika, bendrai fizinio aktyvumo pratimai, darbas ir būtinai vakare poilsis. Čia 8, kaip psichologai sako. Turėtų būti 8. Taip, kodėl tas vakare poilsis? Tai yra pirmiausia tai, kad kortizolis, kuris vakare turėtų leisti žemyn ir sukurti sąlygas arba sudaryti sąlygas išsiskirti melatoninui, kuris yra mūsų hormonas miego, svarbus miegui hormonas. Prie poilsio būtinai tas naktinis režimas, kuris yra labai labai svarbus. Ir jeigu pasižiūrėt hipofizio veiklą,
ar ne, kuris yra aktyvus nuo 10 valandos vakaro, kuris išskiria labai svarbius hormonus, vieną iš jų augimo hormoną, kuris reikalingas vaikui augti, formuotis, visiems organams, sistemom vystytis ir formuotis, suaugusiam žmogui atstatyti išeikvotus resursus. Tai viena sąlyga, kada hipofizio aktyvumo yra laikas, mes jau turim miegoti. Tai yra nuo 10 iki pusę 1 nakties. Jeigu mes nueinam miegoti vėliau negu 12 valandą nakties, mes sekančią dieną gyvenam tais resursais, kurie niekada neatsistato. Tai yra ta statinė, iš kurios mes po samtį, po šaukštą, po puodelį imam ir tuštinam ją, tuos resursus, kurie neatsistato. Dėl to, jeigu kalbėt apie vaikus, paauglius ir jaunus žmonės, griežtai miegas nuo 10 pusės 11, kad vystytųsi visos sistemos. Bet pasakyk jaunimui, nueit 10 vakaro miegoti. Taip, iššūkis. Iššūkis. Ir mums patiem iš tiesų, ir aš pati kartais save pagaunu, kad šiandien aš jau sėdžiu tame momente, kada rytoj mano resursai bus paimti iš tos statinės. Norisi jų dar išlaikyti ilgiau, nes nuo to labai priklauso, kaip jausiesi ir kokia savijauta bus ateityje. Tai labai ačiū už pokalbį. Ta pačia resursų tema Brigitai dovanų spirulina, kuri yra lietuvių mūsų mokslininkų atradimas, yra atidaryta spirulinos molekulė ir veikia labai energizuojančiai. Pačiai teko ant savęs tai išbandyti visiškai netikėtai, nes tiesiog kaip irgi gavau pati dovanų, tai nepasakė man, kad vakare nenaudoti. Ir porą naktų, nes antrą naktį jau tikrinau, ar tikrai nuo šito produkto nesimiega, tai pasirodo tikrai. Tai į tą pačią temą, kad būtumėt energinga, kad galėtumėt klientam irgi pertikti kuo daugiau žinių, klientam, studentam, energijos, tai nuo mūsų Fitoteros lietuvių gamintojų. Tai ačiū pačiai labai už pokalbį. Dėkui. Tai ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki susimatymo kitose laidose.